Sveiki, norėčiau Jums pristatyti mūsų kanceliarinės priemonės, kurias galite atrasti Olifų kūrybos priemonių kategorijoje. Kaip matote, mes turime dažus, turime specialius apvalius popieriaus lapus ir specialią dažymo priemonę. Spalvojimo priemonę labai mėgsta vaikai, nes žaisdami su jie patiria daug džiaugsmo. Pirmiausiai norėčiau Jums pristatyti mūsų dažus. Mūsų dažai pagaminti Europoje. Dažų gamybos pagrindas kukurūzai. Tai reiškia, jie nėra toksiški ir nėra pavojingi vaikų sveikatai. Paruošiau kelis paveikslėlius, kad galėtume pamatyti, kokios ryškios yra olifų spalvos. Taip pat galime pamatyti, kaip stipriai spalvos laikosi ant popieriaus. Galime suglamžyti popierių ir matome, spalvos nenubyra. Taip pat mūsų spalvas galite naudoti ne tik paišant ant popieriaus, tačiau ir ant langų, sienų. And also to put it onto, as I mentioned, on the windows. Gerai yra tai, kad jei spalvos užtikštų ant vaiko drabužių, jos lengvai išskalbiamos 30 laipsnių temperatūros vandenyje. Taip pat mes turime papildomą priemonę, kurią sumaišę su šiais dažais gauname tekstilinius dažus. Tai yra dažus, kuriais galima būtų spalvoti ant tekstilės ir tuomet jie nenusiplautų. Dabar norėčiau pristatyti mūsų spalvojimo priemonę. Jie labai lengva naudotis. Kaip minėjau anksčiau, vaikai ją labai mėgsta, nes naudodami ją gali sukurti išskirtinius ir žaismingus paveikslus. Mėgsta ne tik mergaitės, tačiau ir berniukai. Spalvojimo priemonė veikia štai taip. Turime mažą geltoną ratelį. Kai mes imame sukti šį mažą geltoną ratelį, didelis ratas taip pat pradeda suktis. Tai vyksta apačioje esančio mechanizmo dėka. Viduryje turime šį mažą magnetą, kuriuo galime prispausti popieriaus lapą. Kaip anksčiau minėjau, mes turime labai tvirto apvalaus popieriaus lapus. Galime jį paimti, padėti ant didelio rato per vidurį ir prispausti magnetu. Taip pat verta žinoti, kad mūsų spalvojimo priemonę galima plauti, todėl ją galime išlaikyti visada švarę ir gražią. Taip pat aplink didįjį ratą mes turime plastmasinį bortelį, kurį nuėmus galima taip pat lengvai išplauti. Norėčiau Jums parodyti, kaip lengva po naudojimosi spalvinimo priemonę išvalyti. Spalvojimo priemonė padengta mėlynu laku, todėl dažai negali įsigerti į medinę priemonės konstrukciją. Taip pat turime šį plastikinį bortelį, kuris lengvai nusiema. Jį galima plauti tiek rankomis šiltu vandeniu, tiek įdėjus į indaplovę. Plastikinį bortelį lengva pritaisyti naudojimui. Turime 4 tvirtinimo taškus. Bortelis naudojamus dažus išlaiko spalvojimo priemonės viduje. And with this plastic ring, it will keep the paint onto the painting machine. Dabar norėčiau Jums parodyti, kokius gražius paveikslėlius galime padaryti su spalvojimo priemonė. Šiam tikslui paimame mūsų spalvas. Išliejame šiek tiek viduryje. Pradedame sukti. Galite matyti, kokius nuostabius paveikslėlius galime sukurti. Sustabdome. Pirmas paveikslėlis padarytas. Belieka išdžiovinti.
you will have a nice picture. And also, what is very Naudodami nice, mūsų apvalius popieriaus lapus, vaikai gali ne tik spalvoti ant jų, tačiau padaryti dovaną tėveliams, pavyzdžiui, laikrodį. clock. That means the child can create their own clock, which they can give as a present to their parents. Stop it. Stabdome. And the next nice Kitas gražus picture paveikslėlis is pagamintas. ready. Well, the child, they have Vaikams lots of fun spalvojimo to create priemonės their own suteikia pictures. daug džiaugsmo. They can Jie gali pasigaminti savus paveikslėlius, kuriuos gali dovanoti kitiems. Taip pat spalvojimo priemonė padeda vystyti vaikų rankų, akių koordinaciją, motoriką. Kaip matome, bortelį lengvai galime nuimti ir jį nuplauti. Spalvojimo priemonę galime apvalyti su šlapiu popieriniu rankšluosčiu. The rest you can clean up with a wet towel.